Ne chaotiško ar smurtinio, o neapskaičiuojamo, poetiško, mistiško ir labai asmeniško sapno. Taigi sapnas buvo patologizuotas, mitas tapo smulkmena, o šventumas prietaru. Buvome mokomi tikėti tuo, kas matoma ir abejoti tuo, kas nematoma. Bet siela nėra matoma. Taigi išmokome abejoti sielą. Tai nebuvo atsitiktinumas, tai buvo visos sistemos poslinkis valdomas tų, kurie suprato, kad norint valdyti pasaulį, reikia valdyti rėmus, per kuriuos žmonės jį suvokia. Nereikia deginti šventyklų, užtenka išmokyti kartą užversti akis į viršų prieš šventumą. Ir o taip, jie tai padarė. Išmokome juoktis iš paslapties, šaipytis iš nuostabos ir tyčiotis iš pagarbos kaip iš naivumo. Tai logikos tironija, ne jos naudojame, o jos izoliacijoje. Svarbu tai, kas yra čia. Todėl vaikai nustojo klausti kodėl ir pradėjo prašyti atsakymų raktų. Todėl saugusieji gali valandų valandas ginčytis internete, bet nejaučia savo kūnų. Todėl tiesa tapo tuo, ką reikia laimėti, o ne tuo, ką reikia išgyventi. Nes logika, kai garbinama, tampa savo pačios dievu, ir šis dievas reikalauja aukų. Jis reikalauja paaukoti ir racionalumą, intuiciją ir šventumą. Ir kai šie išnyksta, kerai suveržia sielą tarsi smauglys. Nes dabar žmogus yra programuojamas, siela tampa nereikalinga, o tiesa tik duomenų rinkinys, kurį jie įdiegia. Taip kerai įtvirtinami. Ne tik per melą, bet per vis siaurėjantį tiesos apibrėžimą. Tai tas pats poslinkis, kuris leido standartizuotiems testams pakeisti istorijas, kuris leido elgesio psichologijai išstumti mistinį vystymąsi, kuris leido Skinnerio dėžėms tapti klasėmis. Galime dėkoti behavioristams, elgesio specialistams, Skinneriui, operatinis sąlygojimas, apdovanojimą ar bausmės, Thorndike'ui, poveikio dėsnis, medus prieš actą, Pavlovui, klasikinis sąlygojimas, ar tai skamba kaip varpelis, kurie matė žmogų ne kaip šviesos ir istorijos būtybę, o kaip reaguojantį mėsos gabalą laukiantį sąlygojimo. Šie metodai buvo paversti ginklais. Jie paėmė kosmoso paslaptį ir susiaurino ją iki stimulo ir atsako, o kerai dar labiau suveržė viską, kai logika susitiko su mašina. Dabar šiais laikais vaikas kalba STEM arba mokslo, technologijos, inžinerijos ir matematikos akronimais. Dabar šventumas perklasifikuojamas kaip iracionalus šališkumas. Dabar duomenų raštingumas lenkia įkūnytą išmintį. Jie tai vadina pažanga. Skamba pažįstamai. Bet pažanga, kuri atmeta sielą, nėra evoliucija, tai yra erozija arba irimas. Ir kuo daugiau to mokome, tuo labiau tampame trapus, sustingę ir užmaršus. Algoritme nėra vietos neišsakomam, nėra metrikos ekstazijai ar diagramos, kuri parodytų, kaip jaučiasi aušra, kai tavo kūnas sako taip pasauliui. Taigi vaikai išauga sklandžiai valdydami formulės, bet išbadėję prasmių. Jie tampa suaugusiais, kurie moka pildyti mokesčių deklaracijas ir diskutuoti apie politiką, bet neprisimena, kada paskutinį kartą verkė be gėdos. Tai nėra intelektas, tai yra fragmentacija apsirengusi ekspertize. Nes po kiekvienu mechanizuotų minčių pavidalu slėpi žinojimas, kuris niekada neišnyko. Yra gilesnė tiesa po įrodomąją. Žinojimas, kuriam nereikia ginčytis, signalas, kuriam nereikia leidimo ir darna, kuriai nereikia bendro sutarimo. Jis gyvena tavyje. Kai tas žinojimas sujuda, logika grįžta į savo teisėtą vietą. Logika prisimena savo vietą. Ji tarnauja, o ne valdo, palaiko, o ne diktuoja. Ji vėl prisijungia prie dainos ne kaip dirigentas, o kaip vienas tylus instrumentas suderintas su prasme. Nes galų gale tiesa ateina ne per analizę, ji ateina per rezonansą. Ji neprašo būti įrodyta, ji prašo būti prisiminta. Ta akimirka, kai jauti tiesą savo kauluose, ne todėl, kad kažkas tave įtikino, o todėl, kad kažkas tavyje ją atpažino. Tada tironija lūžta. Ne per garsesnę logiką, o per gilesnį prisiminimą. Tai visada prasideda taip pat. Sapnas, kuris nemirė, nuojauta, kurios negalėjai ignoruoti, ir tyla tarp triukšmo, kuris taiga prakalbo garsiau už faktus. Visi esame tai jautę, visi žinome, kad tai yra viduje, kažkur.
Čia logika atsiveria ir šventumas sugrįžta, tvirtas, senovinis ir visiškai gyvas. Archetipo ištrėmimas. Pirmiausia, jie suvienodino kalbą, paskui išaukštino logiką, bet giliausia vagystė buvo mitas. Nes kai ištrėmi archetipą, ištrėmi sielo žemėlapį. Prieš nuopolį mitas niekada nebuvo tik pramoga. Tai buvo kompasas, atspindys ir gydymo forma. Istorijos nešė dažnį, ne tik siužetą, pažadindamos senovinę atmintį kraujyje. Jos rodė, kaip kentėti turint tikslą, kaip mylėti atvirą širdimi ir kaip kilti neleidžiant ego vadovauti. Jos pasakojo, kas mes esame, vardindamas tai, kas juda po paviršiumi. Didvyris tas, kuris palieka komfortą, kad prisimintų, kas jis iš tikrųjų yra. Apgavikas tas, kuris laužo taisyklės, kad atskleistų gilesnę tiesą. Šešėlis dalis, kurios bijome, vengiame ir ištrėmėme, bet turime integruoti, kad taptume visuma. Išminčius tas, kuris prisimena raštą ir moko jo per buvimą. Kiekvienas personažas buvo raktas atrakinantis kažką mumise, bet jie pavogė tuos raktus. Jie atėmė iš mito jo gydomąją galią, supakavo jį kaip fikciją ir šventąjį moteriškumą pavertė personažo šablonu, o vyriškumą suplojo į užkariavimo naratyvą. Tai, kas kadaise atsiskleidė mūsų sielos kelią, buvo dekonstruota į siužeto mechaniką. Taigi vaikai skaito didvyrio kelionę nesuvokdami, kad patys ją išgyvena. Mes tai vadiname mokymo planu, bet tai buvo tremtis. Nes be archetipų vaikas neturi vidinio kompaso, jokio mitinio veidrodžio, jokios šventos kovos, į kurią galėtų projektuoti savo transformaciją, todėl jis tampa fragmentuotu, galbūt aukštai funkcionuojantis, bet visiškai tuščias. Kasgi pakeitė mitą? Spalvomis koduotos elgesio lentelės, asmenybių tinkleliai ir karjeros prognozės su keliais atsakymų variantais, diagnostiniai akronimai paverčiantis paslaptį sutrikimu, terapiniai scenarijai prašantis vaiką atlikti gerovę, o ne ją įkūnyti. Bet visiškai nieko, kas kalba tiesai, tai yra sielai. Nieko, kas moko, kaip eiti per ugnį ir kaip prarasti viską ir vis tiek tapti. Jokių pamokų, kaip įžengti į mišką tamsoje be kelio ir žinoti, kad būtent ten yra užkastas auksas. Senieji mitai tai žinojo, jie davė mums dievus, kurie kraujavo, karalines, kurios degė, ir apgavikus, kurie atskleidė tiesą, laužydami taisyklės. Jie davė mums pasaulį, kuriame viskas turėjo balsą, gyvūnas, akmuo, žvaigždė ir net tyla. Tas pasaulis gyveno mumise. Bet jie jį atėmė ir pasakė, kad istorijos yra prietarai, kad mitas yra priekšmokslinis nonsensas arba nesąmonė. O racionaliam suaugusiem nereikia drakonų, nėra vietos vizijoms. Taigi uždarėme duris ir kartu uždarėme laukinę, simbolinę ir nelinijinę sielą. Bet siela neišnyksta, ji kantriai laukia. Ji laukia akise jaučiamo maudimo sapne, kuris vis dar kartojasi ir alkio kažko gilesnio bei nepaaiškinamo. Jis laukia ilgesyje, kurio negali įvardinti. Tai mitų neturinčio švietimo kaina. Vaikai galintys aprašyti simptomus, bet negalintys įvardinti liūdesio. Suaugusieji galintys valdyti projektus, bet negebantis naršyti sielvarto. Visuomenės galinčios kurti stebuklus, bet nebežinančios tiesiog kaip melstis. Todėl siekiame substancijų, triukšmo, statusą ar bet kokias užpildo ar nutildo tą maudulį. Bet problema nėra maudulys, problema yra mito, kuris padėtų per jį pereiti nebuvimas. Senieji nebuvo primityvūs, jie buvo tikslus, jie žinojo, kad be ritualinės istorijos psichika skyla. Jie žinojo, kad transformacija be indo tampa trauma, jie žinojo, kad siela kalba simboliais ir jei pašalini simbolį, siela nustoja kalbėti. Mes neperaugome mito, mes nuo jo atsiskyrėme ir dabar klajojame be istorijos. Bet istorija neišnyko, jie tik palaidota. Ir archetipai nemirė, jie tik paslėpti. Jie gyvena mūsų sapnuose, instinktuose ir kolektyvinėme modulyje. Jie gyvena akimirkose, kai sakome, nebežinau, kas aš esu, kas aš. Jie gyvena akimirkoje po to, kai kažkas atsitiko gilesnio. Tai mitas vėl kylantis, tai archetipas atsisakantis tylėti, tai siela primednanti tau. Tu niekada nebuvai skirtas tai daryti vien su skaičiuoklėmis, tu buvai skirtas tapti.
Tai, ką vadiname švietimu, niekada nebuvo skirta tai slopinti, jis turėjo tai saugoti. Taigi tai yra paskutinė kerų dalis. Ne tik pašalinti mitą, bet jį pakeisti. Duoti tau klaidingus išventinimus, apdovanojimus, diplomus, titulus vietoje tikrų. Mokyti vertinti ekspertizę, o ne išmintį. Kurti sistemas, kurios apdovanoja atlikimą, o ne užtrina tapimą. Bet kerai silpnėja. Nes tu tai jauti, ar ne? Kad kažkas senovinio juda, kad kažkas laukinio bunda. Dabar archetipai nelaukia leidimo, jie grįžta šiandien. Taip pat ir mitas, ne kaip pabėgimas, o kaip žemėlapis, kaip atmintis, kaip kelias per tai, kas ateina toliau. Nes yra dar kažkas palaidoto po visais tais melais, po visa tyla. Yra pirminis planas, laukas ir šventas žinojimo bei tapimo raštas. Kai vėl prabilsime iš tos vietos ne tik žodžiais, bet ir siela, kažkas įskils. Gerai laikė mus mažais.